Sveiki, keliaujame toliau. Andrew Womako knygos Neribok Dievo puslapiais. Praėjusią kartą pažiūrėjome į 78 psalmės 41 eilutę, kuri aiškiai, ypatingai Andrew Womakui, galima sakyti, sukrečiančiai prakalbo, kad žmonės gali apriboti Dievą ir taip pat tuo jį skaudinti. Ši eilutė skambėjo maždaug taip. Izraelio žmonės vėl ir vėl bandė Dievą ir apribojo Izraelio šventąjį. Kitas vertimas sako, jie atsitraukė ir gundė Dievą ir apribojo Dievo Izraelio šventąjį. Taip, ir šį skyrelį pavadinimu Dievas pašaukė tave daryti tai, kas pranoksta tave patį. Autorius užbaigia tuo, kad jeigu mes gyvename tokį gyvenimą, kuris yra šiam pasauliui normalus, vadinamas normalus, ar ne, tai yra susikuriam savo gerbuvį, maždaug auginam vaikus ir tuo apsiribojame. Andrew Womakas sako, kad tokiu gyvenimu mes greičiausiai praleidome Dievą kažkur tai. Nes Dievo įkvėptas gyvenimas dažniausiai būna antgamtinis ir viršyje tai, ką mes galime padaryti savo jėgom, savo pastangom, savo išmanimu, savo sugebėjimais, savo kažkokiais tai talentais. Taigi, ir esam pasiruošę tam antgamtiniam gyvenimui su Dievu. Štai kokį klausimą aš vis savo kėliau po vakar to skyrelio perskaitimo. Ir išties esu pasiruošusi, nes klausiausi dar kitų žmonių, kurie gyvena tikrai Dievo vedini. Ir jie sako, mes esame nenormalūs šio pasaulio akimis. Nenormalūs. Tai ar esame pasiruošę būti nenormalūs šio pasaulio akimis, bet antgamtiški ir išties sekti Dievą ir vykdyti Dievo planą mūsų gyvenimui. Ar esame pasiruošę iš viso jį išgirsti ir jį priimti? Tai nėra toks paprastas klausimas kiekvienam paprastam eiliniam žmogui. Ir aš manau, kad tai net šiek tiek gąsdina. Tai šiek tiek gąsdina bent jau mane. Ir yra toksai ant ribos ar ne klausimas, tai kaip vis dėlto gyventi? Ar gyventi saugų gyvenimą, taip kaip mes suprantame, susidėlioti tas saugius rėmus ir ne šio pasaulio, darbas, būstas, namai, šeima, vaikai ir bandyti išlaikyti tą saugumą, ar vis dėlto įsileisti Dievą taip, kad išgirdus jo raginimą viską mesti ir išeiti, kaip Abraomui liepė išeiti iš jo tėvų žemės ir namų, kur jis žinojo, kaip viskas atrodo ir yra saugu, ir išeiti kažkur tai nežinai, ten, kur Dievas kviečia ir ten, kur veda. Ir taip pat daugybė pavyzdžių, aišku, šventajam rašte yra tokių ir dabar gyvenančių žmonių pagal Dievo vedimą, taip pat yra liudijančių, kad jie tiesiog turėjo žengti žingsnį tikėjimo į nežinią. Vakar klausiausi istorijos, kaip vyras pasakojo, kad jis buvo vienintelis dirbantis šeimoje, išlaikantis šeimą, žmoną ir vaikus. Ir tiesiog išgirdo raginimą Dievo mesti darbą ir įkurti bažnyčią. Ir sako, kaip, sako, žmogiškom akim žiūrint, tai buvo didžiausia kvailystė, neįmanoma, kvaila, ta prasme, niekas negalėtų taip elgtis. Ir tačiau jis pakluso ir iš čia irgi kyla tas nenormalumo jausmas, ar nenormalumo, kad jeigu mes gyvename pagal Dievo vedimą, labai dažnai mes elgsimės kaip nenormalūs,
nenormaliai, ne taip, kaip normalūs šio pasaulio žmonės elgiasi. Ir tai tikrai tam reikia drąsos ir tikro pasitikėjimo viešpačiu. Bet štai va tokie žmonės, kurie turi tos drąsos ir turi tokį pasitikėjimą viešpačiu, kad jeigu jisai kažką taria, aš paklusiu besąlygiškai ir jis turi planą ir jisai turi man kažkokias galimybės, jie vis dėlto liudija didžiausius Dievo veikimo pasireiškimus savo gyvenime antgamtiškus. Tai liudija Andrew Womako tarnystė, ar ne, kurią matome visame pasaulyje išsiplėtusią. Ir taip pat tie žmonės, kuriuo aš vakar klausiausi, kuris sakė, pirmasis jo žingsnis buvo mesti darbą ir išeiti visiškai į nežinią ir paklūstant Dievui. Jis liudijo iš tikrųjų įstabius dalykus, kaip jam pasiūlė žmonės patalpas, kurių kaina tikrai milijonai, vertė milijonai eurų, jie gavo raktus nemokamai ir, gyveno tose namuose. Ir po to daug kitų labai stabių dalykų, kurie įvyko jų gyvenimuose tik tai dėl to, kad jie žengė tą pasitikėjimo žingsnį į visišką nežinią, kaip sakant, į vandens paviršiumi, ar ne, kur mums natūraliai atrodo, kad tikrai paskęsi, bet pasitikint viešpačiu, žengiant tą žingsnį, pasirodo, vyksta įstabūs dalykai tiesiog. Gerai, taigi klausimas išlieka, ar mes turime tokios drąsos ir šitokio pasitikėjimo Dievu eiti į nežinią, kaip tai darė iškiliausi mūsų tikėjimo žmonės, liudijantis savo gyvenimuose pačius didžiausius Dievo veikimo rezultatus. Nes vakar aš turiu tokias ypatingas sąlygas išskirtinės savo įrašai. Ir pas mus jau sutemo ir matau, kad triukšmas irgi aplinkui toks yra, tai nenumatytas. Bet aš tikiuosi, kad svarbiausia vis dėlto žinutę perteiksiu ir tai, ką pasakoju, vis dėlto girdisi. Tai, kas svarbiausia, manau, kad prasimuš per visus triukšmus ir nieko tokio, tas truputį toksai tamsesnis mano fonas, mano veidas. Svarbiausia, kad girdėtumėt mane gerai. Taigi, sekantis skyrelis, vis dar pirmo skyriaus sekantis skyrelis, į kurį mes šį vakarą keliaujame, vadinasi taip: tu nesi pakankamai protingas, kad tai padarytum vienas. Ir šį skyrių Andrew Womakas pradeda pirmo laiško korintiečiams, 1 skyriaus 26 eilutė, kuris sako: juk matote savo pašaukimą, broliai, nedaug išmintingų pagal kūną, nedaug galingų, nedaug kilmingų yra pašaukti. Dar kartą pakartosiu. Juk matote savo pašaukimą, broliai, nedaug išmintingų pagal kūną, nedaug galingų ir nedaug kilmingų yra pašaukti. Taigi, dar noriu paskaityti keletą kitų vertimų tos pačios eilutės. Tik pažvelkite, broliai, kasgi jūs, pašauktieji, esate. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Ir negaliu susilaikyti, labai noriu pratęsti, nes sekantį eilutę sako taip: bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais pavirstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Vau, kaip
Kaip padrasinančiai skamba šios eilutės, kaip stipriai ir kaip padrasinančiai skamba šitos eilutės. Tikrai jas reikėtų pasikabinti, kažkur tai išsiklijuoti savo namų sieną šiomis eilutėmis, kad suprastumėm, kaip renkasi Dievas. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu. Kad anot rašto, kas giriasi, girtųsi viešpačiu. Taip, visada, kuo galime pasigirti, tai tik viešpačiu. Nuostabi rašto vieta. Bet šios knygos autorius čia išskiria tik tai pirmąją eilutę, kurią aš skaičiau pačioj pradžioj. Nuo 1 skyriaus 26 eilutę. Juk matote savo pašaukimą, broliai, nedaug išmintingų pagal kūną, nedaug galingų, nedaug kilmingų yra pašaukti. Taigi, Andrew Wommakas sako, kad tai ir apie jį. Ir manau, kad apie visus mus, kurie ateiname galiausiai pas Kristų, tai yra apie kiekvieną iš mūsų šios eilutės. Kiekvienas mes atitinkame šį apibūdinimą. Ir Andrius sako, negalite į mane rodyti pirštu ir sakyti, kad tai dėl mano didelių talentų ir gebėjimų. Aš nedarau nieko, ką galėčiau padaryti pats. Viskas, kas vyksta, yra todėl, kad Dievas veikia per mane. Taip. Jis pasakoja savo tokią asmenę istoriją. Sako, 2009 metais mirė jo mama, Andrew Wommack mama, būdama 96 metų. Prieš mat mirtį ji paklausė, kaip sekasi tarnystei. Andrew jai papasakojo visus nuostabius dalykus, kuriuos Dievas daro Amerikoje ir užsienyje per jo tarnystę. Jo mama pažvelgė į jį, parodė savo kaulėtų piršteliu ir pasakė, Andy, tu žinai, kad tai Dievas. O, kaip gražu, ar ne? Ir Andrius jai atsakė, taip, mama, aš žinau, kad tai Dievas. Tada mama tarė, tu nesi pakankamai protingas, kad tai padarytum. Na, čia galima priimti kaip įžeidimą, ar ne? Kartais iš mamos mes įsižeidžiam, kai mama mus laiko neypatingai talentingais ar protingais. Norėtumėm, kad mūsų tėvai mumis labai džiaugtųsi ir didžiuotųsi, ar ne, kad laikytų kažkokiais išskirtiniais ir ypatingais. Bet Andrew iš šitą atsakė, kaltas, amen, tai tiesa. Wow, koks nuostabus pokalbis, ar ne? Taigi, jeigu gali pasakyti, kad viską pasiekiai savo jėgomis, gebėjimais ar galia, tu dar neįžengiai į Dievo valią savo gyvenimui. Dar kartą apie tą patį pakartoja Andrew Wommakas. Dievas paprašys tavęs daryti kažką didesnio už tave patį, tai, kas viršyje tavo galimybės. Ir toliau jis sako, kad aš tikiu, kad visi mes tam tikrų gyvenimo momentų esame praleidę Dievo valią. Nemanau, kad kuris iš mūsų veikia visų pajėgumu. Ne vienas iš mūsų netikime Dievu ir nedarome visko, ką turėtumėm daryti. Dievas yra didis, beribis ir begalinis. Jis nori, kad tikėtume dideliais dalykais, tačiau dauguma mūsų tikime tik mažais. Ai, koks priekaištas, ai, kaip tiksliai taikinį, ai, kaip tiesiai į patį tokį skaudžiausią, tokį jautriausią vietelę, kurios nenorime pripažinti, kurios nenorime iš tikrųjų atskleisti, kur norėtumėm, kad jinai liktų paslėpta kažkur tai mūsų širdies kažkur už užuolaidų paslėpta ir norime apsimesti, kad tikim dideliais dalykais, bet tiesa yra tokia, kad dauguma iš mūsų tikime tik mažais dalykais. Ai, kaip reikia pasitaisyti šitoj vietoj.
Kai Dievas prabilo į mane 2002 metais, sako Andrew, jis pasakė, kad aš jį riboju. Lygiai kaip izraelitai, kurie savo širdise atsitraukė ir apribojo Izraelio šventąjį. Aš nuoširdžiai neturėjau nė menkiausio supratimo, sako autorius, kad riboju Dievą. Iki to laiko tarnavau 34 metus ir buvau matęs daug nuostabių dalykų. Oho, jeigu jam po tokios patirties Dievas prabilo, kad jis dar jį vis riboja, tai ką kalbėti apie mus, kurie gyvenam kasdienį gyvenimą. Toliau Andrius sako, mačiau stebuklų, netgi žmonių prikėlimą iš numirusių. Mačiau ir savo paties sūnų prikeltą iš numirusių. Jis buvo miręs 5 valandas, bet neturėjo jokio smegenų pažeidimo. Na, bent jau nedaugiau nei prieš tai. O jis visą laiką turi labai gero humoro jausmą. Jo, šitą istoriją, manau, kas domitės Andrew Womaku, turbūt esate jau nekartą girdėję, kad jam teko prikelti iš numirusių savo sūnų, kuris buvo morge, jau įkištas į tą šaldytuvo stalčių. Ir Andrew turėjo atvažiuoti į ligonį, į morgą, paprašyti, kad jo sūnų ištrauktų iš morgo stalčiaus, visiškai atšalusi, užšaldyta 5 valandas. Jo, tai ne jokai, ne kiekvienam mūsų yra tekę ne tik kad matyti tokių dalykų, mes tai dauguma tik tai skaitome Biblijoje apie Kristaus įvykdytus prikėlimus iš numirusių, bet štai šiuo metu gyvas žmogus liudija savo gyvenimu prikėlimą iš mirties ir ne bet ko, bet savo sūnaus ir sugeba apie tai juokauti, kad jo sūnus po prikėlimo neturėjo jokio smegenų pažeidimo, bent jau nedaugiau negu prieš tai. Oi, koksai šmaikštuolis. Taigi, toliau Andrius sako, jeigu tiki, kad Dievas yra suverenas ir gali daryti, ką nori, nes yra tokia teologijos kryptis iš tikrųjų, kuri teikia, kad Dievas yra visiškas suverenas ir jis gali absoliučiai viską visiškai vienas viską padaryti, ar ne? Mes apie tai šitą diskusiją biškį iškėliau berods 2 video ir norėjau jūsų nuomonės išgirsti, nežinau, ar kas nors man atsakėte bent vienu komentaru, kaip manote, ar Dievas visiškai vienas gali viską atlikti šitam pasaulyje, ar vis dėlto jis yra apribotas mūsų dalyvavimo arba nedalyvavimo, arba atsisakymo dalyvauti, arba sutikimu dalyvauti tame, ką jis nori įgyvendinti. Labai norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote, pakomentuokite po šio video komentaruose, kaip manote. Nes tikrai yra teologų, kurie teigia, kad vis dėlto Dievas yra visiškai suverenas ir yra rašto vietų, kuriomis jie remiasi, tai bandydami pagrįsti. Bet štai Andrew Womakas sako kitaip. Jisai sako, kad jeigu tiki, kad Dievas yra suverenas ir gali daryti, ką nori, jis sako, taip, tu turbūt turėsi išplėšti 78 psalmę iš savo Biblijos. Ši rašto vieta sako, kad izraelitai apribojo Dievą. Dievas norėjo padaryti daugiau, nei jie jam leido. Jis norėjo įvesti juos į pažadėtąją žemę. Ir norėjo tai padaryti per 1 metus, o ne per 40, bet izraelitai pasiuntė žvalgus, kurie pasakė, kad žemėje yra milžinų. Jie atsisakė eiti ir taip užlaikė Dievo valią tautai 40 metų. Jie apribojo Dievą. Wow. Ir mums nereikia žiūrėti toliau nei Izraelio vaikus, kad suprastume, jog ir mes galime apriboti Dievą. Jis nenorėjo, kad jie 40 metų klajotų dykumoje, bet jie jį apribojo dėl žmonių baimės. Ta pačia tiesą galime pritaikyti ir kitose savo gyvenimo srityse, pavyzdžiui, gydyme. Pagal 3 Jono laišką 2 skyrių, Dievas nori, kad būtumėm
Dievas nenori, kad būtumėm ligoti, bet mes dažnai apribojame Dievą tuo, kaip jis gali mus išgydyti. Taip, čia Andrew Womakas nurodo pakartoto įstatymo 34 skyriaus 7 eilutę. Joje sakoma, kad Mozė buvo 120 metų, kai mirė. Jo akis nebuvo nusilpusi ir jo jėgos nebuvo sumažėjusios. Taigi buvo Mozė stiprus ir turėjo puikų regėjimą, būdamas 120 metų. Jei Dievas tai padarė žmogui Senojo testamento laikais, įsivaizduok, kiek daugiau jis nori padaryti mums, gyvenantiems pagal naująją sandorą. Mes apribojame Dievą, kai galvojame, man virš 40 tai normalu, kūnas turi pradėti gesti, regėjimas silpti. Mes lyginame save su kitais. Pavyzdžiui, 2 laiško Korintiečiams 10:12 eilutė ir sakome, taip turi būti. Bet turime žiūrėti į Dievo žodį ir tikėti, kad galime būti stiprus kaip Mozė ir turėti gerą regėjimą. Mes apribojame Dievą manydami, kad viskas turi būti taip, kaip yra kitiems arba kaip įprasta šiame pasaulyje. Pakartoto įstatymo 7 skyriaus 17 eilutė. Jei savo širdyje sakysi, šios tautos yra už mane galingesnės, kaip aš galėsiu jas išvaryti? Tai va, jeigu taip sakysi, taip ir bus. Ši eilutė tiksliai atspindi tai, ką aš sakau, sako autorius. Kai Dievas man pasakė, kad jį riboju, izraelitai apribojo Dievą sakydami, kad kitos tautos yra galingesnės už juos. Dievas jiems pažadėjo visišką pergalę, bet jie suabejojo jo pažadu. Kai jie tai padarė, jie apribojo Dievą. Jis negalėjo jų išvaryti. Ir jis negalėjo jų išvaryti. Na, štai savo baimę, savo netikėjimo mes galime apriboti Dievą. Ir čia dar Andrew Womakas nurodo į laiško žydams 4 skyriaus 2 eilutę. Vau, šitas skyrius labai stiprus. Labai stiprus. Pasidalinkite komentaruose, ką jūs apie tai manote. Tikrai tai keičia kažką tai mano galvoje, aš jaučiu, kad tai keičia kažką mano mąstyme, kad kaip mes galime apriboti Dievo veikimą netikėjimo ir baimę. Ojojojojoj. Jo, reikia perkratyti savo širdį ir peržiūrėti savo įsitikinimus ir savo širdies nuostatas. To mums ir linkiu. Po šio mano įrašo permastyti, pamedituoti, pagalvoti, kokius mes turime ir nešiojamės ir nešamės per gyvenimą, baimės arba įsitikinimus, kuriais galime apriboti Dievo pažadus, Dievo pažadų veikimą ir išsipildymą mūsų gyvenime. Pasidalinkite, lauksiu jūsų pasidalinimų komentaruose. Ir ačiū, kad klausėtės ir iki kito susitikimo, iki kito skyrelio.